Sveiki, čia ir vėl Minecraft. Ir taigi šiandieną jau 7 dalis. Taigi, kaip matote, aš čia jau šiek tiek įsikūriau, šiek tiek apstačiau, na, bet nieko daug. Taigi, greitai šiek tiek aprodysiu. Taigi, pasidariau, galim sakyti, pagrindinį įėjimą, na, jisai bus tik šunim. Antra, pasigavau naują šuniuką. Jisai labai mažiukas, dar jauniklis, jo vardas Pupiukas. Gal vėliau pakeisiu. Jis dabar toks mažiukas. Jau turėsime 2 šunis, o čia mes laikysime mūsų šunis. Taigi, čia jau turėsim mano skrynių vietą. Šiek tiek aš jau buvau prisikirsti medienos nuėsius, šiek tiek dar pragaro akmens. Šiek tiek aš čia apsirinkau, kad nereikėtų per video rinkti. Čia bus mūsų krosnis iš plytų apstatyta, bet reikia anglies visų pirma. Jau šiek tiek, kiek matėte, ir užaugo mums, jau va, ta nesimato. Nu ir kodėlgi mums nesimato? Taigi, va, ten geltonas jau yra užaugęs javas. Javai. Taigi, na, aš nukirsiu, kai visi bus užaugę. Gražiau atrodys. Taigi, ir šioje dalyje aš nusprendžiau eiti į urvus, nes mums taip trūksta anglies ir geležies ypač. Taigi mes padarysime taip. Pasigaminsime pirmą daugiau kirtiklių. Taigi aš parodysiu, kokiu aš būdu einu į urvus. Taip. Dabar ką čia dar pasigaminsime? Šitų spėjų nereikės. Pasigaminsime deglų. Ir mes nueisime pasidėti šiukšles. Nereikės. Ir šitą gal nereikės. Taigi biškį susitvarkome ir pradarome taip. Pirmą mes turėsim pasigaminti kopečias. Taigi pasimsime vieną, kaip čia pasakyti, na, 64 neapdorotos medienos paimsime ir padarysime mes lentynas iš lentas. Taigi iš lentų pasidarysime pagaliukų. Dar šiek tiek reikia. Na, turėsime daug pagaliukų. Taigi aš turiu labai daug dabar pagaliukų. Mes visus va taip sudedam. Ir taip, ir mums pritrūko dar šiek tiek pagaliukų. Vieną, va. Dabar mums bus gerai. Taigi mes gauname taip sudėję po vieną pagaliuką sudėję, va taip gauname 2 kopečius. Taigi mes pasigaminame 2 stakus. Taigi ir einame mes pradėti kasti urvą. O aš kasu juos va taip. Įsikaskim, skaitykim šitą kampą. Aha. Jau. Žinokit, aš pamiršau, kad aš gyvenu jūroje. Tai mes pasidarysim urvą ne namuose. Taigi, na, tada nueiname čia. Tai čia. Taigi mes tada vėliau čia įsirinksime kambariuką. Va, kur nors va čia gal. Tai, na, va čia mes įsirengsime viduje. Ir būsime pasislėpę mes. Taigi užsidedam, nes čia po to mums prišokinės viską. Čia uždėjau. Taigi, pradedam daryti mes va taip. Kasamės žemę, va taip. Tokio pločio 2 ant 2. Ir visados į žemę varome ir žiūrime, kad tik neįkristume ir varome ligi žemės centro.
Taigi, čia iš tikrųjų labai mums daug kas tikro bus. Taigi, aš prasuksiu, kaip nuvarysiu į apačios. Arba prasuksiu tol, kol atrasiu ką nors. Na, pavyzdžiui, urvą. Gerai, tai. Na ką, aš prakasiau urvą. O čia pasikasiau vos kelias blokelius. Taigi, dabar aš jums kai ką pasakysiu. Jei norite, kad urvose būtų šviežiau, jūs eikite į options, video setting, vaizdo nustatymą ir išjunkite apdailintą apšvietimą. Nes kai yra apdailintas apšvietimas, jisai padaro šiek tiek mums tamsiau. Taigi, dabar bus šviesiau šiek tiek. Tai aš pasidarysiu laiptus į apačią. Negazdinkit. Ir tai baisu jau. O, ir anglies jau yra. Kas čia mums gero bus? Užkimšom. Pasiemkime. Taigi, aš mačiau čia geležies. Taram. O, jeigu ten gale tunelio šviesa, reiškia ten lava. Arba mano deglai. Ja, taip ir buvo, mano deglai. Aš jau girdėjau skeletoną. Na. Taigi čia jau mes esame, galim sakyti, po mano namais. Taigi dabar mes turime anglies. Man anglis patinka. Taigi mes pasigaminkime iš karto daugiau deglų. Na, visur. O, dar. Kaip smagu. Jau turėsime mes anglies, jau galėsime išsikasti. Na, aišku, čia dabar visos nekalsiu, nes labai ilgai čia kavosi. Mes galėsime jau plytas darytis. O. Taigi, mano numylėtinis geležis. Oik tu sau! Oik tu man vos neapsišikau, žinokit. Girdžiu, jau eik tu sau. Jau širdis pradėjo trankytis. Na, žinokit, man tai buvo baisiai. Man tai buvo labai baisiai. Jau bebijau ir eit kur nors. Na, gal dar iškasam šitą geležį ir užteks. Na jo, ką čia daugiau ir bedarysi. Tušti urvai jau. O dieve, kaip man baisiai buvo. Na, bet žinokit, kaip mes tiek pranaršėm ir tiek geležies ras, tai čia labai gerai. Jau vien va čia 9. Taigi puiku. Ir baisu. Jetau, žinokit. Man buvo baisiai. Na, dar šiek tiek anglies išsikasam. O jetau. Kaip baisiai. O, jetau. Na ką, grįžtame atgal. Praėjimas spėju, kad čia, taigi dabar pasiimam kopėčias ir dėliojame. Turim kiekvieną dėti, nes nuo naujo atnaujinimo dabar tai galima taip užlipti. Jau ir naktis. Turime greit skosti į vidų. Fiu. Ot baisiai buvo. Nors ir vienas, tik tai skriperis išgąsdino.
Taigi turime 19 geležies, o čia tai gražiai. Šiek tiek ir anglies mes gavome, taigi nueisime, mes dėsime dabar kepti. Taigi viskas, o kas ten buvo, ai nieko. Taigi kitą epizodą mes dar pažiūrėsim, ką ten padarysim ir aš einu miegoti. Ir aš sakau visą gero, prašau pakomentuokite, įvertinkite, būtinai nepamirškite prenumeruoti, jeigu patinka jums mano video. Taigi visą gero.